Sveiki, Agnė su jumis iš Kangen vanduo Lietuvoje. Šiandien norėjau papasakoti apie vieną labai svarbią ir ypatingą Kangen vandens savybę ir privalumą. Tai yra sumažinti molekuliniai deriniai. Ką tai reiškia? Vanduo iš krano molekuliniai deriniai yra daug didesni negu jonizuoto Kangen vandens. Vandens iš krano arba butelinio vandens molekuliniai deriniai sudaryti iš maždaug 15–20 molekulių. Jonizuoto Kangen vandens molekuliniai deriniai yra suskaidyti ir jie sudaro tik tai iš 4–6 molekulių. Reiškia, vanduo iš krano arba butelinis vanduo 15–20 molekulių vienam darinyje, o vanduo Kangen jonizuotas vanduo yra 4–6 molekulės vienam darinyje. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, įsivaizduokime labai paprastas pavyzdys vynuogių kekė. Jeigu turime vynuogių kekę ir ten yra 15–20 vynuogių ant tos kekės ir pabandykime sudėti jas visą kekę, sugrūsti į šitą butelį, mums niekaip netilps. Taip? O jeigu tą kekę nuskaidysim po 4–6 vynuogės, į šitą butelį, į šitą skylę galėsim sutalpinti jas labai paprastai. Lygiai taip pat tokia pat analogija galioja ir mūsų ląstelėms. Jeigu vanduo iš krano, geriame vandenį iš krano arba butelinį vandenį ir molekuliniai dariniai yra dideli, reiškia, tos vandens molekulės neprasiskverbia į mūsų ląsteles. Didžioji dauguma vandens neprasiskverbia. Taigi, jeigu ir stengiatės gerti vandenį, bet geriate butelinį arba vandenį iš krano, tas vanduo dėja visas neprasiskverbia į mūsų ląsteles ir nehidratuoja kūno taip, kaip turėtų. Iš kitos pusės, jeigu pagalvosime apie jonizuotą Kangen vandenį, kadangi molekuliniai dariniai yra suskaidyti, tai visos tos vandens molekulės labai greitai prasiskverbia į ląsteles. Jos yra pakankamai mažos, kad prasiskverbtų ir mūsų kūnas yra hidratuojamas. Kitas pavyzdys, jeigu išgersite maždaug didelę stiklinę ar ten pusę litro vandens iš krano arba butelinio vandens, tai iš karto jausit, kad tas vanduo taip ir apsunkina jūsų skrandį ir taip tarsi ir lieka čia pilve kažkur tai ir nemalonus jausmas. Jeigu išgersite pusę litro jonizuoto Kangen vandens, tokio jausmo nejausite. Vanduo labai greitai, kaip geriate, labai greitai jisai taip ir prateka pro visą kūną ir įsiskverbia ten, kur reikia. Reiškia, nejaučiat apsunkimo skrandyje. Tai va toks yra privalumas ir dabar parodysiu trumpą eksperimentą, kuris puikiai tai ir papasakos, tai ir atskleis. Taigi, Kangen jonizuotas vanduo, šaltas ir čia yra paprastas vanduo iš krano. Ir naudosime, čia yra etinės arbatos pakelis, ne? Tai šaltas vanduo iš krano ir šaltas jonizuotas Kangen vanduo. Galite įsivaizduoti, kad tai taip pat kaip mūsų, čia būtų mūsų ląstelės, ne? Išgeriame vandenį ir jeigu išgeriame, jis niekaip negali prasiskverbti į mūsų ląsteles. Pažiūrėkime, kas bus, jeigu įdėsime į jonizuotą Kangen vandenį. Vanduo iš karto prasiskverbia ir ištraukia arbatą. Taip, galite sakyti, kad eksperimentas visiškai neteisingai pasielgiau dėl to, kad pakelis jau buvo sušlapintas ir todėl jonizuotam vandenį arbata iš karto atsirado. Pabandykim dar kartą. Įdedam į paprastą vandenį iš krano, tą patį pakelį sušlapusi, niekas nesikeičia. Įdedame į jonizuotą Kangen vandenį, galit matyti. Arbata, arbatos nėra. Reiškia, lygiai tas pats darosi ir mūsų organizme. Jeigu geriame jonizuotą Kangen vandenį, molekuliniai dariniai yra mažesni, jie patenka į mūsų ląsteles, mūsų kūnas iš karto hidratuojamas. Su vandeniu iš krano arba buteliniu vandeniu tokios galimybės dėja neturime, nepatenka visas vanduo ten, kur turėtų patekti ir tik tai dažniau einate į tualetą. Tai tiek šį kartą apie vieną labai svarbią savybę ir kodėl Kangen vandenį daug lengviau yra gerti, nes nejaučia sunkumo skrandyje ir pilve. Tiek šiam kartui ir jeigu norite, sekite mane toliau, prenumeruokitės ir stebėkite. Ačiū Jums ir iki.